Sveiki bičiuliai. Šiandien pakalbėsim apie automobilių skirstimą vienai ar kitai socialiniai žmonių grupiai. Vat ko gyvenime, bičiuliai, nesupratau ir tikriausiai niekada nesuprasiu, tai būtent tokių dalykų, kai žmonės nustatinėja, koks automobilis kokiam sluoksniui priklauso, kaip sakant. Tai vieno dalyko nesuprantu, pavyzdžiui. Oi, BMW tai čia tik pacanam, žinai, stotelės nešiuot ir panašiai. Kodėl? Mano dėdė 60 metų važiuoja su BMW GT, jokių problemų, jokių stotelių nevarto, kaip sakant, viskas gerai. Arba kaip pavyzdys, oi, Toyota tai čia validoliam tiktais. Validolis tai čia būtų pagyvenęs žmogus. Nu, ką žinau, vien išsireiškimas tas šlykštus, o plus tai, jeigu mieste akis atsimertumėt, pasižiūrėtumėt, tai nuo jauno iki seno vairuoja Toyotas ir nematau jokių problemų. Taip kad būkit kiek, nežinau, santūresni žmonės, nedarykit tokių palyginimų, neužmirškit vieną dalyką, kad senatvė ateina, žinot, ir ateina nelauktai, taip kad visi vieną dieną būsim tais validoliais ir reikės džiaugtis, kad iš vis vairuot galėsime dar. O nebus taip, kad galbūt, kaip sakant, reikės vežimėlį vairuoti tom dviem rankytėm, ratukų stumdant. Taip kad, nežinau, nedarykit patys tai, bičiuliai, ir duosiu patarimą tokį, kad neleiskit kitiem taip kalbėti, ypač jeigu kalba prie jūsų, nes, nu, nežinau, nei etiška, nei mandagu, nei gražu, nei dar kažką. Nu, dabar prieikim prie geresnių nuotaikų. Tai šiandien pirmadienis iš tikrųjų neeilinis. Kodėl sakau neeilinis? Todėl, kad pirmadieniai pas mane dažniausiai būna su nuotykiais ir prasti. O šiandien, kiek tikrinom automobilių, 2 automobiliai perkami, tai reiškia, įsivykdėme 2 klientam automobilių paieškas. Esame su kolega laimingi ir dabar jau pradedam lėkti link namų ant poilsio. Ieškote ir jūs tvarkingų automobilių, kreipkitės, susitarsim viską sąlygas, kainas, laikotarpius ir visą kitą. Ačiū visiems ir kaip ir sakiau, mokinkit jaunimą, kad truputėlį skaitytųsi su vyresniais.